Sveiki, šiandien Greičio linijoje žmogus, kurio kelias autosporte susideda iš daugybės skirtingų patirčių. Nuo darbo mechanikų iki startų trasoje, nuo įvairių disciplinų išbandymo iki nuosavos komandos kūrimo. Egidijus Česnelis yra vienas tų, kurie autosportą pažįsta iš visų pusių. Jo istorija prasideda nuo pirmųjų žingsnių autosporte, nuo to momento, kai atsirado noras ne tik stebėti, bet ir pačiam būti trasoje. Kas paskatino pasirinkti būtent šį kelią ir kaip atrodė pati pradžia. Mano kelias į autosportą prasidėjo taip. Jaunas, norėdamas turėti kažkokį darbą, tiesiai šviesiai dar buvau 18 gal metų. Ieškojau kažkur tai įsidarbėti, bet būtent rūpėjo prie automobilių. Ir toks Gintautas pasiūlė ateiti pas jį mokintis tampytojų. Bet pagalbinių taip toliau. Ten sutikau tokį žmogų kaip Daną Putrą, kuris atvedė mane į automobilių sporto klubą Autus. Ten mano pradžia prie autosporto ir prasidėjo. Buvau paprastas, ta prasme, ten ratų keitėjas, paklotų paklajėjas ir taip toliau. Bet ta pradžia labai daug davė, ta prasme, apie pažinti iš viskas yra automobilių sportas. Tada susipažinau su Giedrium Notkum, su Dariu Janušu, netgi su Vaidotu Žala, su visais, kas tuo metu važiavo ralyje. Ir visi mes buvom jauni, visi, kaip sakant, aš buvau eilinis mechanikas. Po viso šito pradėjau domėtis, gal reikia kažką pačiam daryti. Kadangi mano giminiai nuo pat vaikystės buvo įaugęs sportas kaip autokrosas, mano tėvai važiavo autokrose, dėdė važiavo autokrose. Tai buvo 80 kokie 6, 7, 8, kas iš autokroso visuomenės žino apie mano istoriją giminės. Tai ir visa tai atgijo, kada man buvo 22 metai. Aš per Xtra sporto, kaip pasakyti, skelbimų portalą įsigijau Opel Corsa. Nuvažiavęs į vienas varžybas, tokias paprastas, ten vyko Rokišky paprastas mėgėjiškos autokroso varžybos. Pamačiau, kad galima ne tik su Evolutionais ar su barikais kažkokiais važiuoti. Nusprendžiau įsigyti. Įsigijau, parsivežiau aš ją, kaip obuolį tiesiai šviesiai. Tai aš pačiose pirmose varžybose laimėjau 3 vietą. Tai ta taurė, kaip sakant, jinai, kaip sako, ta lyga. Tai tik įgavau pirmą taurę. Ir nuo to ir viskas prasidėjo. Ir dabar taip tęsiasi jau 17-16 metų. Autosportas retai būna vien tik individualus iššūkis. Čia svarbi ir komanda. Kaip gimė autokroso komanda, kokie buvo pirmieji žingsniai ir su kokiais iššūkiais teko susidurti, ją kuriant. Kada aš įsigijau tą Opel Corsa, mes rinkdavomės visi, nebuvo jokio klubo, buvo tiesiog autokroso tos taurė ar pirmenybės, ten žemesnė lyga. Ir visi Aukštaitijos regione, sakykime, rinkdavomės iš to krašto Panevėžio. Ir mes iškart pirmais metais, kai Panevėžys tapom Aukštaitijos čempionais, ten ir toliau tas sekė tas čempioninis vardas labai kokį 12 metų iš eilės pirmenybėse. Ir tas klubas, kaip jisai atsirado ir dėl ko aš taip viską, kadangi susibūrėm Panevėžys, tapom, jau didesnė bendruomenė, tada ten 13 buvo, paskui 14 jau sportininkų. Mes nusprendėm, kaip pavyzdys, iškeliauti į didesnius vandenis, tai yra į Lietuvos čempionatą, į pirmenybės, bet ten jau turi būti legalus, tai yra visokios licenzijos, turi už kažkokį sporto klubą važiuoti ir taip toliau. Tai mes su Donatu Stašiūnu, būdami su vienodom Opel Corsom, 2000 dabar nebežinau, lygiai prieš 12 metų atgal, įkūrėm sporto klubą E-Crossas. Donatas buvo pats pirmas mūsų sportininkas, jau tas legalus, kaip sakant. Ir mes pradėjom, kaip sakant, jau važiuoti Lietuvos čempionate.
Mes užpraeitais metais, dabar jau 3 metai norim apginti savo čempioninį vardą, tai tapom jau 2 metai iš eilės Lietuvos čempionate čempionai. Baltijos šalyse mes autokrose nieko neturim, bet esam turėję komandą rallycrossą, esam turėję komandą slalomo, irgi esam čempionai. Esam turėję ir turim dar ralio šiokią tokią komandą, tai realiai šiai dienai mūsų sportininkų su licenzijom ir taip toliau, kaip klube yra apie 60 sportininkų. Vėliau karjeroje atsirado reikšmingas pokytis – sprendimas kėbulinį automobilį iškeisti į bagį. Tai ne tik technikos, bet ir visai kitokio vairavimo pasirinkimas, kas lėmė tokį posūkį ir kaip jis pakeitė patirtį trasoje. Su bagiu nusprendžiau važiuoti, tai buvo mano pats pirmasis bagis, kurį aš vadinu šiai dienai Volga, palei šių dienų technologijas, ką ir šiemet noriu išbandyti šių dienų, kaip sakant. Tai buvo toks nusprendimas, nes nuo vaikystės žiūrint į savo giminę, kada važiuodavo autokrose. Patys pirmieji bagiai vadindavosi ne bagiai, o vadindavosi vonė. Jeigu taip kalbant apie vonę, tai vonė būdavo tokia tiesiai šviesiai iš grynai vonios, pagaminta, privyrytos važiuoklės, taip toliau, su Zazo varikliu, ten taip toliau. Ir man buvo įstrigę šitie visi, kad kažkas kitokio. Ne viliukas, ne dar, krokodilai buvo labai įstrigę, taip toliau, o bagiai man labiausiai žavėjo. Ir aš kada su Korsa 3 metus atvažiavau pirmenybėse ir ten tauriai, ten jau irgi tapau 2 vietos nugalėtojų, jeigu po teisybė niekada nebuvau čempionu. Nemoku važiuoti pirmas, nemoku. Pats kaip sportininkas nemoku važiuoti pirmas. Kaip komanda pirmą vesti moku, bet pats pirmas niekada. Turiu iš 47 asmeninių taurių 1 1 vietos taurę. Pas mane taip yra. Aš moku vyt, lenkt, kad mane vyto aš nemoku. Tai va, tai ir bagį aš įsigijau vien dėl to, kad man tai buvo vaikystės kažkokie tai sentimentai, man labai rūpėjo bagis. Ir aš lygiai taip pat skelbime radau, kada jie, apie kainas nekalbėsim, kada jie labai brangiai kainavo, aš radau čekų gamybos, ten visi Lada agregatai, Maskvyčiaus agregatai ir taip toliau, aš jį parsivežiau, aš jį persidariau visą pagal Lietuvos čempionato reikalavimus. Nusipirkau praktiškai didelį komplektą iš Sauliaus Žundos, Lietuvos čempiono, kuris tuo metu keitė savo, kaip pasakyti, klasę, jis iš galų RVD klasės išėjo į AVD ir man pardavė visą komplektą ir man tada gal tai ir emocija buvo, kad aš perku iš Lietuvos čempiono visą komplektą ir aš startuoju Lietuvos čempionate. Tai va toks įsigijimas, buvo bagio sprendimas, toks sentimentinis nuo vaikystės. Kiekvienas sportininkas turi trasą, kuri jam ypatinga, vietą, kur viskas limpa. Kuri trasa Egidijui paliko didžiausią įspūdį ir kodėl būtent ji? Geriausia vėl tai yra individualiai kiekvienam sportininkui. Man, pavyzdžiui, tikrai įdomi yra Pavilkio trasa, Plungės trasa yra labai įdomi. Ir tikrai darbinga ir taip toliau. O kalbant, sakau, geriausia taip. O grinai kiekvienam sportininkui faktas, kad kitaip yra. Tai galiu tada gal ir tokias įvardyti kelias 4-5, tai sakau, geriausia ir viskuo, kas be gali būti, tai yra Vilkyčiai. Tada gal, sakykime, Plungė, Pavilkis, Kupiškio trasa. Kupiškio dabar labai tobulėja ir labai ten faina, visi nori ten dalyvauti ir jinai tikrai įdedamas didelis indėlis. Daugiau kitos trasos, kaip sakant, jos irgi geros, bet, sakykim, gal man būtent 4 tokios, kurios galėčiau pasakyti tikrai. Atsiprašau, dar yra Akmenė, kuri gaila, kad jinai neprisijungė prie Lietuvos čempionato, nors ten tikrai drąsiai galėtų būti Lietuvos čempionato atitinkanti trasa. Ten tikrai įdomi, reljefai, jos irgi infrastruktūra, viskas ten labai gražu, labai gera. Deja, dėl kažkokių sumetimų jinai nėra su mumis Lietuvos čempionato kaip trasa. Tai va,
Tai gal 5 tokios tikrai. Akmenė irgi galiu įtraukti kaip tikrai labai neblogą trasą. Tai va. Ne viskas šiame kelyje būna lengva. Būna momentų, kai abejonės tampa stipresnės už motyvaciją. Ar buvo etapų, kai norėjosi viską sustabdyti ir kas padėjo judėti pirmin? Tai šitas klausimas yra labai aktualus, nes gale metų dažniausiai lapkričio mėnesį, aš pasakysiu, nesakau, kad kiekvienais metais, bet yra tai buvę, kada aš jau iki ašarų tiesiai šviesiai, kad ir suaugęs vyras, aš sakau, viskas, užtenka, nebenoriu nieko, viskas, užtenka, apdaunojimus ten pasiėmė į metų gale, nieko, viskas, visiems sakau, viskas, uždarau, nebenoriu nieko matyti ir taip toliau. Ateina sausis vasaris, sustinki su visais tais, kurie palaiko, tai yra šeima, tai yra draugai, tai yra rėmėjai, tai yra fanai, tai yra viskas, kas mūsų bendruomeniai, mūsų sportas kaip ir, aš sakau, šeimos sportas toks, nes mes ten galim nuvažiuoti ir vienoje vietoje viską matyti. Ir viskas, vasario mėnesį visi pasilgė, Egidijau, tai kada ten važiuosit? O mano planai yra, ne, aš nebenoriu, viskas. Atrodo, negali išmesti sportininkų, ypač tokio kiekio. Ir visa tai kartu ir žavi, kartu ir, kaip pasakyti, duoda spyrį į užpakalį, kad, einam tolin. Nes jeigu iš 60 sportininkų pabėga 2 ar 3, kaip ir atrodo, pamažu jau kažką, gal čia kažkaip, gal jau mes senstam, bet ateina dar 5 ir kurie sako, jaunimas ypač. Dabar turim jaunų ir taip toliau, tai ir šiemet atėjo vaikų, kaip sakant, kurie startuos už mūsų sporto klubą, tai ir vėl kreipiasi tėčiai, kreipiasi dar kažkas, tai Egidijau, čia mes matom, mes čia darom, mes čia taip toliau, ar galim su jumis? O aš nemoku atsakyti, ne. Tai ir šiemet lygiai taip pat ir rallycross'e turim, toliau ir Matą Zaverskį, turim ir cross'e būtent su šita technika, su tokia pat, startuoja dar 2 vaikai mūsų klube, tai turim iš viso su tokiais, šitos klasės, iš viso 3 vaikus dar. Per tiek metų sukaupta patirtis neabejotinai atnešė ir įsimintinų akimirkų, kuris įvykis iki šiol išliko ryškiausias. Aš kaip sakiau, visos tos taurės ir visi apdovanojimai, kurių yra begalė, virš 400, sakykim, kiekvienas tas apdovanojimas, kiekvienas tos varžybos turi savo istoriją. Tų istorijų čia yra begalė ir konkrečiai gal man labiausiai tai yra įstrigęs įvykis, kada aš labai svajojau išvis ateiti į sportą, aš tikrai pasakysiu dabar šitą. Tai kada man buvo siekiamybė išvis į sportą, nebūtinai į krosą, bet tiesiog aš kada atsiradau būtent Autus sporto klube, manęs paprašė vienas varžybas pamechanikauti Giedrius Notkus su Opel Astra. Jisai nuo kadeto sėdo ant Opel Astros ir mes nuvažiavom į kažkurias varžybas, viskas gerai mums sekėsi. Koks tas sekėsi, aš ten ratus gal pakeičiau, ten realiai nieko aš ten nepadariau, bet man tai atrodė kažkas labai daug. Ir kada jisai mane savo eiga, kaip sako, savo hodų, tai prasme, parvežė į Panevėžį, aš tada visiems gyriaus, kad aš grįžau su sportininku čia taip toliau. Ir tas svarbiausias įvykio akcentas, kada aš jam remontavau prieš sekančias varžybas mašiną, tą Opel Astra, ir manęs į varžybas nebepakvietė. Manęs, kaip sakant, kokį gerą mėnesį nieks servize, kai buvo ten tikrai nemažas servizas, nieks su manim nekalba, čiut galvoju, kad mane čia jau išmes iš darbo. Ir aš tik po gerų pusės metų sužinau ir man tai buvo labiausiai, aš ten tiesiai šviesiai pasakysiu, kai vaikas čiut neverkiau, man buvo labai atsakingas tas momentas, kada aš Giedriui Notkui iki galo neįstačiau pusašio ir jam išsinėrė pusašis varžybose. Ar varžybose, aš dar po šiai dieną nežinau. Ir tada su Giedriu Notku mes, nežinau, ten gal 2 metai mes nebendram, nes, aišku, mane nuvertino kaip vaiką, ta prasme, bet man tai buvo pats didžiausias. Ir tada aš gal supratau, kad viską reikia daryti atsakingai. Ir būtent tokio įvykio, kad, sakykim,
apsivertimų, kulveršių, ten tų, sakykim, kad ir pirmos vietos viena taurė yra daug visko. Tų istorijų, sakau, 400 minimum papasakočiau. Bet va gal šita visą gyvenimą, kurią aš atsimenu, kad aš Lietuvos žvaigždžiai, tuo metu mano buvo Aukštaitijos žvaigždė, aš padariau kažką blogai. Man buvo pati didžiausia ir po šiai dieną aš galiu visiems tą patį pasakoti. Nes aš tada labai norėjau į tą komandą, aš labai norėjau su jais važiuoti, aš labai norėjau eiti į autosportą. Nors daugeliui įsiesi su autokrosu, jo patirtyje ir kitos disciplinos, kokios jos buvo ir ką kiekviena jų davė kaip sportininkui. Su realiai visas sporto šakas, tik ir drifte ir viską. Taip, ir šturmaną esu išbandęs su mūsų legenda Arūnu Vaičiūnu. Po šiai dieną grobų skauda irgi, nes žiemą apturėjom irgi 2 avarijas stipres. Su juo dalyvau 2 kartus šturmano kėdėjai. Negaliu sakyti Arūnui to, kad aš su juo nebevažiuosiu, nes netgi šiandien sportinį pasą atsiuntėm vėl naujo Subariko. Tai ta prasme, bet šturmano aš niekada nenorėčiau būti. Vairuotojų ralio galbūt norėčiau išbandyti, va šito nesu, sakau, ralį daug metų. Mechanikų ralį buvau 16 metų, šturmanų 2 kartus ir, sakykime, visą tą virtuvę tikrai ralio irgi labai daug žinau. Aišku, ne šių dienų, viskas keičiasi, taip toliau, bet šturmanų teko pabūti, nebenoriu. Žiedo nesu bandęs, bet žiedę esu mechanikavęs ne vienose varžybose. Seniau dar būdavo mini žiedas toks susikūręs ir paskui atsirado festlapai taip toliau, bet mini žiedę esam dirbę kaip komanda. Sakau, 1000 km varžybose esam dirbę, esu pats dirbęs, tikrai ten yra ir Facebook'e mano ten patys pirmieji Facebook'o įrašai netgi buvo, kada 1000 km varžybose dirbau. O šiaip tai, jo, tai gal 3 sporto šakų nesu išbandęs. Ralio, žiedo, kad pats už vairo, nu ta prasme, o daugiau tai esu praktiškai viską išbandęs. Ar Latvijai šiandien iš tiesų yra žingsnių priekyje autokrose, ar tai tik susiformavęs stereotipas? Jie yra stipresni. Trumpai ir aiškiai, jie yra stipresni. Norėjau pabandyti pasakyti, kad, prasme, taip, mes sportininkų turim labai stiprių. Mes tikrai jų stiprių turim, drąsių ir taip toliau, bet, Latvija pažangesnė, būtent viskuo, medija, remimais. Trasos, sakyčiau, kad trasos yra Lietuvoje tikrai geros, palyginant mūsų sporto šaką. Tai turim vieną iš geriausių Europos trasų, tai Vilkyčių, kaip sakant, trasą. Tai, aišku, jau Europos organizuoja varžybas. Jeigu kalbant apie kitas trasas, tai yra Plungė, kuri ir netgi šiemet organizuoja ir pernai netgi patį Latvijos čempionatą. Tai ir Baltijos šalių organizuoja ir šiaip labai daug yra istorijoje buvę, kad pas mus vyksta Baltijos, Lietuvos, Europos čempionatai, nes mūsų trasos nėra prastos, tik tiek, kad mes jų turim mažai. Latvijoje jie turi daugiau, bet tai nereiškia, kad jos yra labai kažkuo geresnės. Taip, ten bikernikai, muša, ten tos trasos tikrai geros, viskas tvarkoj, bet ir pas mus yra gerų trasų. Autosportas reikalauja ne tik laiko, bet ir didelio atsidavimo, todėl svarbus ir artimųjų palaikymas. Kaip į šį kelią reaguoja šeima? Darbo valandos nuo 7 iki 7 yra autoservizuose. Vidurkį išvedžiau per 10 metų 30 kokių savaitgalių varžybose, nes jeigu pats nedalyvauji, tai turi būti kaip komandos vadovas varžybose ir spręsti komandinius dalykus. Šeima į artimiausias čia kažkur varžybas jau kaip ir mažiau važiuoja, o visas, kaip pasakyti, jau toliau, kur aš išvažiuoju 2-3 dienom, kartais ir dar ilgiau, tai važiuojam kartu. Nežinau, kaip, čia reiktų žmonos paklausti, kaip jis reaguoja, bet kol kas reaguoja gerai. Ypač šiemet labai gerai reaguoja, nes mano žmona yra pasakius taip, kad kada tu vėl sugrįši į sportą, tai sako, aš važiuosiu ir būsiu ir tave palaikysiu. Kada yra komanda, kada aš važiuoju į komandą dirbti, aš važiuoju, ta prasme, kitais reikalais, mano žmonai, ta prasme, taip jinai palaiko kaip sporto klubą, bet man, sako, nėra tos emocijos, nes aš, tavęs nematau.
Tai šiemet aš galvoju, kad mes būsim visi kartu su šeima, tai va, tikiuosi. Svarbi tema – naujos kartos atėjimas į sportą. Ar komandoje atsiranda jaunimo, ar jaučiamas augantis susidomėjimas? Krose mes turėjom, jeigu kas sekė mūsų video, tai mes krose turėjom vienais metais tokį labai didelį žingsnį. Pas mus atėjo pats jauniausias Lietuvoje iš viso autosporto sportininkas į mini bagių klasę. Jam leido išimties tvarka startuoti dar nebuvus 4 metukų. Tai čia, kas sakau, seka mūsų YouTube'ės kanalą, tai tikrai ten buvo Majus Gruzinskas, kuris startavo beveik 4 metukų. Ir tuo metu, kaip tik startavo ralyje, už mūsų klubą važiavo Arūno Vaičiūno mama, kuriai buvo 80 ten kažkeli ten. Tai buvo tas toks, darėm video, kad, ir seniausi Lietuvoje, ir jauniausi Lietuvoje. Tai nežinau, federacija, kiek tada kalbėjom, tuo metu netgi bandė atrasti istorijoje, ar tikrai jis jauniausias ir ar tikrai ji vyriausia. Tai ir ten kažkaip buvo, kad iš tikrųjų mes tą ir, aišku, nominacijų nebuvo ten, taip toliau, bet kiek žinau, kad taip ir buvo, kad ir jauniausias, ir seniausia. Autosportas neatsiejamas nuo rizikos, todėl neišvengiamas klausimas apie pavojingesnės situacijas. Ar karjeroje teko patirti rimtesnių avarijų? 2 kartus tokius jau rimtesnius. Tokių ant šono, dar ten, kur, sakykime, ten arba nepilnas stogas. Pilna tai girnai, kad ten jau kūliais tai 2 kartus. O daugiau tokių, aišku, yra buvę, ta prasme. O čia ir yra kapotai, sakykime, kurie ir yra, būtent stogų. Tai mano korsas, Arūno Vaičiūno, irgi galėčiau papasakoti kapotas ir mano pirmąją bagę. Tai su Vaičiūnu, tai čia mano kapotas, dėl ko jis kaba, tikras karboninis kapotas, tais laikais jisai buvo beprotiškai brangus. Tai kada aš mechanikavau Arūnui Vaičiūnui, ir tuo metu, man atrodo, Devainis buvo šturmanu ir aš neužsegiau kapoto. Išleidau į Perleikės 300 ralį, aš juos išleidau ne taip. Aš buvau pagrindinis mechanikas ir tas, kuris, sakykime, užseginėjo kapotą, aš nepatikrinau jo darbo. Ir, aišku, tai vis tiek aš. Ir jie išvažiavo į greičio ruožą, tam vadinamam pervažiavime, Pirigone, jam viskas gerai, o tik išstartavus jam atsilošė kapotas, tai sakė, pasimta kapotą ir turėk. Tai aš jį paskambinau kaip didžiausia, nes man tada paskaičiavo nuostolių kaip mechanikui labai daug. Tai čia buvo, bet čia vėl tai yra istorija, sakau, čia šitam garaže, tai nežinau, kiekvieną daiktą galėčiau apipasakoti istorijom. Tai. O stogų taip, tai stogų tokių rimtesnių turėjau 2. Kada galbūt net būčiau netekęs rankos, nes tais laikais nereikalavo šoninių tinkliukų autokrose. Kaip ir čia saugo, sakykime, tinklas. Tai buvo paprastas polikarbonatinis stiklas, kuris man be vertimosi metu iššoko ir mano ranka buvo atsiradus lauke. Ir ten sekundžių reikalas, ta ranka grįžo atgal, tai būčiau galbūt netekęs rankos. Tai va toks įsimintiniausias, gal sakykim. Dar jeigu ne apie pusiau stogus tokius, tai yra vienas klubietis per bagį perlipęs per viršų. Esu matęs kardaną virš savęs, kada kvatrinis slypa per tave ir taip, kadangi čia kapsulė maža, tai, va čia matai kardaną. Tai per viršų perlipo ir nuo tos dienos, nuo tų varžybų tas Žilvinas Lingė tapo mūsų klubiečiu. Nebuvo jokių muštynių, labai buvau piktas, nes man iki čempionato buvo savaitė ir Žilvinas Lingė atėjo atsiprašyti manęs, ta prasme, kad jisai, žiauriai subeldė mano bagį ir aš jo kardaną mačiau, tai jis tada tapo mūsų sporto klubo nariu po šitų varžybų. Tai va, susibičiuliavom, susidraugavom ir atėjo pas mus į sporto klubą. Žvilgsnis krypsta ir į artimiausią ateitį.
Kokiegi planai laukia šį sezoną, tiek trasoje, tiek už jos ribų? Taip, kadangi 5 metai puoselėjau savo sporto klubą, norėjau aš jį iškelti į Lietuvos, kaip pasakyti, čempiono vardą, tai buvau apleidęs savo sportą, asmeninį sportą ir labai buvo didelis dėmesys į visus kitus sportininkus, į darbą jau, kaip sakant, su rėmėjais, su visais kitais dalykais. Šiai dienai aš svajonė faktas, bet labai užsinorėjau išbandyti, kas yra šių dienų, kaip aš sakiau, nebe Volga, kuri labai buvo didelė, kuri čia garaže čiūtildavo, realiai dvigubai didesnis buvo. Tai norėjau išbandyti, ką šių dienų technika gali. Ir aš tą padariau praeitą savaitgalį ir kaip diena ir naktis. Šiemet, kadangi mūsų klasės yra mažokai dar, šita klasė ateina į mūsų sportą tik tai dar mažais žingsneliais. Jų, kaip sakant, Lietuvoje jau yra tų crosskartų, ten suskaičiuosim iki 20, bet visi yra daugmaž rally cross'e, o ne cross'e. Aš pats irgi turiu minčių į rally cross'ą, todėl ir sakau, kad aš šiaip čempionu gal ir netapsiu, irgi yra svajonė. Bet šita technika atkeliauja į Lietuvą jau vis labiau ir aišku gamintojai visokie, čia yra RX01, yra Hornet mūsų, kaip sakant, irgi klubiečių, yra Semogai, yra daug tų, kaip sakant, gamintojų ir mes tikimės, kad į Lietuvą būtent šita klasė populiarės. Ne tik tai pasaulyje, kur jau jinai jau tikrai populiari ir Lietuvoje jau atsiranda. Tai netgi Aukštaitijos regione mes šiai dienai turim jau jos kokius 5, tai ir visiškai naujus. Sezonui įsibėgėjant visada įdomu išgirsti ir pačių sportininkų požiūrį į konkurenciją. Ką jis galėtų palinkėti savo varžovams šiems metams? Aukščiausių rezultatų. Ką aš galiu palinkėti? Tas, kas ko kaip pasakyti, nepasiekė, tegul pasiekia ir savo svajonių nenuleidžia rankų, tegul siekia. Aš irgi norėčiau galbūt ne tik servizo, bet namuose labai gražaus garažo, kaip sakyti, bet lygiai taip pat linkiu, kad kaip kiti siekia ir nori tapti čempionais, kad jie ir taptų čempionais. Aš pats svajojau čempionu tapti, bet niekada jo nebuvau. Tai kitiem palinkėsiu tapti čempionais. Tikrai autokrosas kyla aukštyn, lyginant su kokiais, nežinau, istorijos faktais 12 metai dar kada, jeigu tikrai neklystu, tai kada buvo autosporte per visas klases Lietuvos čempionate iki 18 dalyvių. Tai 26 metais mes jau turim, sakykime, Lietuvos čempionate ir po 70-60 dalyvių. Tas, kas būdavo ir anksčiau, sakykime, iki 100 dalyvių. Tai jeigu jungiant dar bendruomenę visą, tai yra pirmenybės, kur dabar sukurtos, sakykime, atskiros, klasės lengvinančios, kur, sakykime, lengviau galima įleisti sportininką į šitą sportą, tai tikrai daugėja šitų, kaip pasakyti, sportininkų. Ačiū, kad žiūrėjote. Susitiksime jau kitą savaitę.